Labuką. Nu ką, pradedam naują dienelę. Kaip įprasta, pradedam nuo patikros padango, ne? Blemba. Nu, gal taip tik atrodo. Labai nenorėčiau, kad būtų minkšta arba pominkštė padanga. Čia viskas tvarkoj. O čia jau man rods, kad netvarkoj. Taip, biški. Nėra kaip. Ne. Liktai gerai. Lemba. Vakar buvau biški atliekęs. Tai vat kas labai negerai. Rungai keli. 3 rungai laisvi. Ir kas blogiausia, priveršniai. Nei priveršti, nei atsukti. Blemba, nein patikrinti nieką. Sušalę. Taip nein. Sušalusias padangas, nein patikrinti. Atrodo, čiut ne visas kaip tuščias. Fū, blemba, kas smirt. Toks jausmas, kad dar ir dizelį nesudegin visą. Nezri... Blemba. Žodžiu dabar, lygų maišas. Gedimų tai yra maišas. Mašina. Baisu. Ketvirtadienį valytuvai parėję. Užstriga. Nu, čia Volvo lyga yra. Vieną ašelę pastring. Kažkuri, dažniausiai vairuotojai pusės į visą, tai valytuvai nebeveikia. Taip į varikliuką gali sugadinti ir mechanizmą sulaužyti. Tai vad, paskui papasakosiu, ką dariau. Paskui šįryt užsikūriau. Praktiškai variklis. Toks jausmas, kad cilindras ar 2 nedirb visai. Purtos kalatuojas visas. Nu paskui lyg ir stabilizavos garsas. Kas gerai, kai diodai nutirpa. Nes čia ant saulikės pastovėję savaitgalį, tai gerai nutirpdė. Ką mes dar pasidarėm, tai čia va susitvarkėm. O tai tas va sparns laikos ant tokios va plokštės aliuminės. Ta aliuminė plokštė pritvirtinta prie balkę galinę. Ir čia nulūža, kur varžtai yra išsidaužę, skylės didesnės, makalavos ir praktiškai pasileisdavo visas. Tai vat kai atšokdavo, sudaužė va į tą trikampiuką, toks turėjo būti. Sudaužė, tai va čia su diržu buvau prisitvirtinęs tam kartui. Šaibų palikau. Ir savaitgalį buvau atliekęs ant varžtų. Prišaudžiau. Čia skaitykam. Va čia jau trūkęs yra. Iki čia maždaug visą tą plokštelę. Čia darėjat ant 3 varžtų. O čia teka dėti papildomai plokštelikę. Tam kartui laikys. Paskui susidėjom korkas. Salotinės, geltonas praktiškai. Nes turėjau bėdų iš tikrųjų su stupica, stebulė, kitaip vadinama lietuviškai. Vieną kartą buvo atsileidę, kažkada rodžiau, kai remontavaus. Ir paskui
bevažiuojant, taip irgi išgirdau, kad kažkas labai jau kalatojas. Bil tiksliau. Sustojau, nueinu prie rato. Žiūr. 3 veržeklės belikusias. Ir tos pačias jau ten labai jau prastos būklės, kur aš tą šaibą pamečiau. Nešiaus ir... Eik tu savo. Nu tai va, žodžiu. Radau tą šaibą. Į magnetą prikiba. O, atsiprašau. Kosulys niekaip nepraeina, vis dar atrodo net labiau. Kimb. Tai va, tai žodžiu, kažkaip pasidarė lygų maišas tą mašiną. Viena bėda arba viens gedims po kitą. Lendi. Kad neprižiūrėtum, bet svarbiausia, tai gal galėtum pateisinti. Bet dabar, sakau, tas tupica irgi svarbiausia. Vieną dieną garaže perėjau visus varžtus mašinai. Visus. Išvažiavau jau iš garažą ir po poros dienų jis atsisuka verčias. Kad nebūčiau perėjęs tų varžtų, svarbiausia nebuvo toj pusėje net nei ratai keisti, nei ką. O tik tiek, kad temperatūrų svyravimai tokie buvo kaip tik tada, čia iškart po naujų metų. Ir tokie, pliusą nebuvo, bet keli laipsniai šaltuką, paskui 14 laipsnių šaltuką, paskui keliasdešimt, iki 20 laipsnių šaltuką buvo, ir paskui vėl biškį nukrito iki 13 šaltuką. Nu tai priėjom išvadas, kad būtent tas temperatūrų svyravimas ir davė savo, nes kolega irgi sako, aš pastebėjau, sako, vieną varžtą, sako, žiūriu, blemba, einu pro šalį, tai kažkaip įdomus varžtai. Sako, su pirštais gali sukti kelis varžtus, nu tai žmogus pamatė. O man nemintės nebuvo kažkokias tai tikrintis, nes aš prieš kelias dienas buvau tos varžtus praėjęs, kuris dabar eitų tikrinti kas kelias dienas. Ne vieną tokią nepažįstu, kad ten iš akės, aišku, gali pasižiūrėti, bet ir iš akės, sakau, nemintės nebuvo. Nu, žodžiu, toks kaip ir nuostolis gavos. Aišku, tą momentą iškart neturėjom naujas stebulės, nes vis tiek turėjau paieškoti, užsakyti. Tai atvežė seną stebulę tokią su biškį klibančių stabdžio disku. Staigiai vietoj pakeitėm. Tai pakeisdavo jau netrukčiau. Kelis kart keista, tai jau kaip ir, neasas ant to dalyką, bet jau problemų nekiltų pakeisti. Nebent golę varžtą atsukti, veržeklę tai yra. Tai va, sakau, gedims ir valytuvai, sakau, užklynyje. Nu jau žinojau tą ligą, nes man jau pastarasis porą savaičių tie valytuvai taip išlieta, labai jau išlieta judėja. Tai jau žinojau, kad atein paskutinioji. Ir vat atėjo. Tai va, sakau, išsiardžiau šeštadienį, visą priekį čia nusiardžiau tas plasmasas, išsėmiau mechanizmą, parsinešiau į, galim sakyti, namus. 2 valandas prasikrušau, kol ašelę pačią ištraukiau vairuotojų pusės iš mechanizmo pačią. Tiek užkepusi buvo, kad su rankom vos ėjo pasukti. Tai va, laužtuviuką užsidėjęs, pramankštinau. Nu, toks tas pramankštinau, ten su rankom paskauda net rankas, blemba, delną išėdė visą. Tas įsispaudęs tą auselę, tos ašelės. Tai va, su laužtuviuku po biškį pavyko iškrapštyti. Su visą įvorikę išsikrapštė. Tai va, sutepiau iš naujo su normaliu tepalu, surinkau, įsidėjau, vakar atvažiavęs, vakar pas mane sekmadienis buvo, tai va, savaitgalis visas paukuotas praktiškai. Įsidėjau ir beveržiant valytuvą, vairuotojų pusės pys varžtas nutrūko. Valytuvas pats biškį pasiskersavęs buvo čiučiut,
Sakau, pritrauks, į tos griovelius įtrauks, sakykam. Tas įtrauks, gavos pys, kad nutrūka. Nes irgi, sakykam, buvo namuos, atvežiau į šaltį. Nu, ne iš karto, aišku, sukau. Jau buvo turbūt ta temperatūra suvienodėjusi, bet vis tiek pysti ir nutrūka. Lemba, kad susinerinu, tiek prasikrušta buvo. O čia man bus reikalų išvažiuoti. Tai va, važiuojam dabar į Gegužiukus sandėlį. Nesu buvęs, čia kažkoks naujas sandėlis, labai netoli. Aišku, krautis reikės į Menčius vežti, rastų biškį. Iš ten tada važiuoti į Akmenės sandėlį, pasikrauti taras į Raudėnus ir taip pat kelis ratukus prasuk. Tai va, žodžiu, sakau, susinerinau, tai belia kaip, kai tiek laiką prasikrušta ir va, paukštį nutrūka. Ir viskas, valytuvą nėra kaip pritvirtinti pačią. Taip, čia man rods sunkvežimio eismas draudžiamas buvo, gal ir ne. Ne, nėra. Gerai, galim sukti tada. Į kairę kažkurioje vietoje. Tai vat, sakau, reik tada išimti tą ašelę iš keleivio pusės, bent jau vairuotojai pusėje, kad valytų valytaus. Sakau, kol suras tą mechanizmą, kol nupirks. Gal tą ašelę pačią ras, nors nelabai tikėtina, nes parduot visą mechanizmą krūvai. Išėmiau vėl viską išsiardyti, išėmiau, įsidėjau, pasirodo, tai ašeliai auselė ant centimetrą ilgesnė yra. Ir automatiškai valytaus kai valą išlenda iš stiklo. Tai vat susisiekiau su valdžia ir sakau, varau tada nuo pirmadienio rytą į Volvo centrą, sakau, jeigu turi pasiimti. Gerai, sakau. Nuvariau į Volvo centras neturėjo vietoj, sako, galim užsakyti. Sakau, man visam nereiks, sakau, gal yra atskirai. Ne, sak, visas mechanizmas, su varikliuku, su viskas. O varikliuks tai viskas tvarkingai yra. Sak, galim užsakyti, rytoj būtų. Paskui, jeigu ką, susisieks valdžia. Paskui nueinu į kitą įmonę. Sak, turam kaip tik. Vietoj. Be varikliuką. Analogą. Sakau, liuks. Man, sakau, varikliuką nereik. Tai vat pasiėmiau, arba mėtos galia dėžė, reiks kažkada pasikeisti. Prie progos, aišku, ne naktį reiks dieną keisti, darbo metu praktiškai. Nes tokiais keliukais važinėjant tai nieka, bet kai išvažiuojant pagrindinę kelią, tai tada jau bėda yra, nes vis tiek druskų pribarstyta, anglį kažkas kuriam. Druskų pribarstyta ir ant stiklų, kai varo tą visą šūdą, tai ilgai nepavažiuosi, užmet iš karto. Vat reikia prasibraukti, kaip tu prasibrauksi, kaip valytaus neveikia. Ir šiandien da užkūrus, pradėjau vieną klaidą po kitos mesti, ačiū. Netkirtas operatorius, remontuojas, papasakoja, kaip įvažiuoti sandėlį. Rato apvažiuoti. Tai biškai paerzins jumis diržo signals. Pypsėjams. Taip. Neblogai, to šaltukai yra 12 laipsnių. Į kiek žiūrėjau, dar visą savaitę į priekį rodo. Gerą minusą. Kažkuria naktį 20 rodo šalčio. Ai, čia va, važiuoti ir ten atvažiuoti. Labai liuks, kad yra ratų. Gerai, kad aišku pašalę. Nes taip, reiks lipti eit pasižiūrėti. Iš tikrųjų, kur tas beržas? Ai va.
Čia mano beržas. Iškart pakim. Nu, jeigu čia nepašalę būtų, tai čia ant to žemės liūdna būtų, liūdna. Taip. Gerai, pasieksim. Nu ką, atvažiavom į kitą sandėliuką. Reikia pasikrauti tos taras. Čia dalykiai yra kažkiek. O, čia apsnigę va, keli pagaliai palikti. Užknis taip apsningę atrodo, tamsai da kroviaus. Ir nepamatai. Čia dar yra, bet čia yra. Nepasiėmiau metrą. Reikia pasimatuoti. Noras, kad tam trumpesnė yra. 2,5. Ne man rodos, o ir yra trumpesnė, tik tiek, kad aš čia buvau matavęs nuo tos pusės. Blemba, kas susmigau. Nuo tos pusės, ja, čia yra 2,5. Čia dar 2,5. O tie, kam pjauti? 3 pagaliai. Beržiniai, 3 metrai. Ne, 3 metrai su 10, su užlaida 10 cm. Kam pjauti? Tada reikėjo popierką gal suvaryti dabar 3 pagalius. Atskirai užforminti turi. Atskirai iškrauti prie lapuočio. Blemba. Va, o čia kas negerai. Kanalas labai gilus. Ir kas svarbiausia, neužšalęs. Tai dieva, kokie šalčiai buvo. Jens neužšalęs. Ir čia praeitą savaitę sėdu, kraunu, blemba, taip žiūriu, kažkaip sušmežavo paukštis, taip. Nu, galvoju, pasivarodė gal, pasisuku, akurat, toks didelis, blemba. Sakau, čia nuskrenda ar atskrenda, taip, žiūriu artėjai, garniais pilkasis. Nu, kaip dabar aš stovu. Taip kroviausi, tas taip atskrida, nusileida prie kanalo tik anoj pusėj, ne čia. Anoj pusėj, ten mažiau biškį tų krūmų yra. Ir ant savo šnirinėje čia po tą kanaliuką neužšalinti. Blemba, man da toksai vėjuks biškį buvo. Nu ne biškį, stiprus buvo vėjuks, nes diržą net negalėjai permesti. Net diržai atgal napūsdavo. Tai, blemba, galvoju, kaip tau nešilta yra. Tai su ornitologu vienu susisiekiau, sakė, čia normalu. Pilkieji garniai tokį laikų, sak, normalu yra. Jeigu ir, sak, neužšalančių vandens telkinių, tai saka, nėra ko čia per daug stebėtis. Va, tai ir yra nuolydis toks. Ir ta pušis žiauriai slidi yra, sušalusiana. Tik biški paėmei vieną, nesuėmei kokį įčiuožą. Čia buvo ne viens man įnučiuožęs, o matos, kur va gals jau stovėjo, to pagalį irgi. Pametęs ne vieną buvo ir kitą pusę kelią. Tai žodžiu, ir ką veikti. Atsargiai reiks su to dalyku. Ja, o tuos tada reiks ant paskutinių vežti. Ir tuos jau prikabinti reikės kažkada. Arba dabar gal reiks su rankom. Jeigu eis pajudinti, aišku, neįšalę bus. Ja, prišalę. Tai reiks, kai tuos imsiu tada. Vis tiek čia visko nesuimsi vienu įpu. Ir kai tuos jau likučius rinksiu, tada reiks ir anos paimti 2,5 ir tuos. Čia toks laukime. Ten prieki žiauriai ištrypta, toks jausmas, kad žvėris futbolą žaidė. Žiauriai pritrypta. Ir va, tokį vaizdą užfiksavau. Elnių visą bandą. Da, taip nebuvo matęs tokios bandos. Ten pavienis, tai nėra ko stebėtis, dažnu atveju. Dažnai pakankamai pamatai, bet taip, kad visą bandą, taip per kanalą, bum ir į tą mišką nuvarėm. Tada taip neteko matyti. Tai va, gerai, netempam gumos, varom krautis. Nu ką, važiuoju atgal į sandėlį, į Šiaulius.
Išsikroviau Raudėnuos. Bet tokiai kurioziniai situacijai pabuvau. Čiut nelygiai vietoje negaliu išvažiuoti. Leduk susidarė po ratais. Priekiniai ratai tokiai čiut įduboj. Viskas. Ir negaliu nei išsilinguoti kažkaip, nei išvažiuoti. Bandžiau su kojom pasikelti, pasimesti visokių šiukšlių po ratais. Tam kartui gerai buvo, toks kaip ir šioks toks stumims jautės, bet iškart išmeti iš po ratų viską į vėl. Na, tai durniavau, šiaip netaip išvažiavau. Tai va, dabar reikia važiuoti, kaip minėjau, į tą sandėliuką, atsikabinti priekabą ir pasikrauti beržą popiermedžio žmogui nuvežti į Šiaulių rajoną. Iš dalies negerai, kai jau bus sutemę. Sutemus vis tiek ne taip viską matai aplinkui. Tikiuosi nebus laidų ir nereiks į kiemą vežti. Nes dabar su tais kiemais tai jau būtų problemikė. Vienas dalyks tiek nenuvala juk kelių iki pat žolyną. Kelkraščius net nelabai nuvala. Aišku, kažkiek vala, bet klausims, kiek ten bus. Patį kelią kaip ir nuvala, aišku. Tai va, to kaip minėjau, kitas iki užtenka nedidelė nelygumą ir viskas. Tai kupuoji. Negali nei pirmyn, nei atgal pavažiuoti. Aišku, būsiu be priekabas, biški vis tiek kitai bus. Svorio papildomo nereiks nei tempt, nei stumt. Tai bus matyti. Nu va, išsikrovėm. Pats žmogų malkas. Nu, ne malkas realiai. Tarą vežėm, norėjo gražesnės. Tiksliau, ne kiek gražesnės, bet storesnės medienas. Labai klients. O, atsiprašau. Labai klients pergyvena, kad nebūtų plonų. Vadybai sakau, gal tada vežam tarą, nes tam popiermedį šiaip pakankamai stori pagaliai yra, nu, bet vis tiek yra ir plonų. Sakau, kad nebūtų paskui nepasitenkinimą. Tai gerai. Tai va, nuvežiam geldas, malkyčių. O kaip ir malka gaunas, nes kūrenimai. Iškrovėm ir važiuojam atgalios į sandėlį. Reiks priekabą priskabinti ir pasikrauti menčius malko. Nu ką, o dabar liko tik prisikabinti priekabą ir pasikrauti medieną. Kur ta priekaba? Blemba, tas veidrodis, kai yra toks keleivio pusės aplaužyts, tai ant biškį trukda matomumui. Taip. Gerai, einam pasižiūrėti, trikablį pakelti, nes yra nuleistai padėti. Dišlius, man rodos, biški per žemai bus. Taip, kablį. Ar pakelt nuleis? Ai, gerai. Gerai yra. Oi, dišlius, kaip minėjau, ir per žemai. O, blemba. Pakelka toks mandras esi. Taip. Damiški. Nu kaip ir. Dabar reik biški į šoną. Na, priekabą biški kreivai čiučiut pastačiau ir viskas. Biški į šoną. Taip.
pasižiūrėti. Metriuką pavažiavom kažkur tai. Jaučka per mažai. Aha, ir ta per žemai dišlius. Čia pirštinės. Čia pirštinės ir pasikel dar biškį. Blemba. Dabar liuks. Nu ką, dabar reik vairiuką susukti. Susukt vairiuką. Dar. Oi, ne į tą. Ai, nu gerai. Į tą pusę. Taip, kažkas atsiremia. Bet kablys spėjau nenusileido. Ai, nusileido. Gerai. Ne iki galo tik. Tuoj va tvorą prijungsam ir... O, kas užšalia šlangas, blemba. Op, prijungiam ir iškart nusileido. Kur tas oranžinis mano mėlyns svarstyklas, ne tas. Nematau. Čia oranžinis. Mašinas elektra. Darbinės lempas. ABS lights. Ir svarstyklės priekabas. Taip. Bet kodėl nesuspraksėja ABS-as? O. Dabar suspraksėja. Nu va. Pasijungiam. Viskas deg. Galim važiuoti krautis. Tara. Netink. Čia rastai. Rastai kaip ir iš dalies tink. O, yra mašina, gal rastus krautis. Ar malkas? Malkas sunkiai. Nors aišku, rastai nėra lengvi. Ai, tik tu, malkas kraunam. Kai jau buvom taip nutarę, tai nekitam planą. Nu ką, baigė šį dienelį. Atvykau į užkrovimo vietą. Tokia visai vėsi šį dieną buvo. Blemba toks po naujų metų, prieš naujus metus, kai vat, toks apsirgęs buvau. Toks, nu, ne kokia savijauta kai buvo, tai taip, tiksliau savijauta pagerėja, aišku, faktas, bet kosulys nepraeina. Net dar didesnis toks atrodo, nei kad buvo prieš tai. Ypač šaltą orą pakvepuoja, nu tai toks sausai kaip pakosai. Nu bet nieka. Išsivaikščios. Kažkaip man kiekvienais metais tas pats būna su to kosuliu. Ir ilgai iš tikrųjų. Bet kaip saka, nieka nepadarysi. Pavartosim vaistukų, išgysam. Menka bėda yra. Tai va, visokių nuotykių pripasakojau šiandien. Parodžiau vaizdelių apie Garnį, apie elnius. Elnio, aišku, sutrumpinau tą visą video, nes ten pakankamai ilgs buvo. Pradžiai važiavau, pamačiau 2 elnius. Nu, patelės ten bėga. Pavažiavo į priekį, žiūriu, patins bėga atskirai, bet ant taip palei kelią. Atokiau taip nuo kelio, bet išilgai kelią. Taip bėga. Man biški toks raityts kelias buvo. Jis paskui vienoje vietoje tas elnis perbėga per kelią prieš mane. Ir numovė dar į priekį. Ir paskui vat, į tą gaują visą
ant ten liekė matyt. Bet jau buvo padusęs elnis matęs, nes nublemba gerus kelis kilometrus ant ten taip. Ne tokia, aišku, kad maksimaliu greičiu bėga, bet bėga jau. Garai jie pilnu tempu iš Nuosės. Nu ir paskui įsijungė į tą visą gaują. Bet tokia įspūdinga gauja tai buvo. Sakau, nebuvau matęs dar tiek su ragais daug tų elnių. Kažkaip įsivaizduodavau, kad jie yra, tarkim, patins, nu ir turi savo haremą ten kažkiek tų patelių, nu gal da vaikų. O čia su ragais, be ragų viens kitas tik tais buvo, nu, patelės. O su ragais tai didžioji dalis. Ten 16 ar 18 elnių buvo krūvai. Tai toks neįprastas vaizdelis. Jo, gyvūnam dabar irgi ne kažką, kad tokie šalčiai yra, tai laukos turbūt ir patys matėt ne vieną. Stirnas dažnu atveju net nebija mašinų. Išeina į palaukės visokias, tiksliau į pamiškės, į laukus pasiknaisit, paieškoti maistą. Nu, elniai gal biškį rečiau. Vis tik tokie labiau miška gyvūnai, ne krūmynų. Stirnas ant krūmynų labiau. Tai va. Nu, nusimato šią savaitę į bazę, dar reikės grįžti. Reiks kažkuria dieną pasikeisti valytuvų mechanizmą. Labai netemsu į savaitės galą, nes noriu ir šviesoj vienas dalyks pasikeisti. Ir kai saulė švies, nes saulė kai šviet vis tiek biškai šilčiau vyra. Vakarę naktį nekeisiu tikrai, nes atšal labai stipriai ant nakties. Į plius su prožektoriu ten, nu, netoks matomums yra jau geriau šviesoj dienos. Ir plius, kaip minėjau, norėčiau bent jau, kad saulė šviestų, kad nebūtų pačiam taip šalta. Vat, paskui reiks į bazę grįžti gal, jeigu suplanuos mums tokį maršrutą, priduoti popierius, pasiimti visokių reikalių daikčiukų ir tai vat pabandyti gal varžtus pasikeisti, tiem rungam reikia būtinai, kad nepamėščiau, jeigu bus aišku varžtų tokių. Tai bus matyti, vat. Biškį nusikaliau šiandien. Na, aišku, kiekvieną dieną pavargsi, nėra ką norėčiau, kaip ir visiems. Rytą kyli, vakarai ilsėtis. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančio kartą.